Tai labas rytas, hebrytė. Po 5 šiek tiek. Mašinos kaip ir užtaisytos, sąstatas paruoštas. Ką, tie smagiausi rytai ankstyvi. Bandysim kilt šiandieną į Kuršėnus. Tai jo, kai reikia keltis į darbą anksti, tai be šansų, bet į varžybas 5 ryto. Easy. Šokam į mašinas ir varom, lekiam. Laikas į kelią. Yra. Traukinys byloja, tai esam Kuršėnuose. Dar vienas mikrolygos etapas, šį kartą gazuosim Kalatasui. Dalyviai jau atlieka rytinės mankštas, ruošiasi išvažiuoti į trasą. Tuo tarpu mes irgi jau nusteikinėjom, bandom psichologiškai save susirinkti ir bandysim važiuoti į treniruotės. Tai aš treniruotės pradėsiu iš 2 grupės, Ignas iš 1, tai pasiskirstėm šį kartą, kad būtume skirtingose grupėse ir būtų šiek tiek lengviau komunikuoti komandai ir nereikėtų plėšytis, jeigu, vadinkim, kas nors atsitiktų, neplanuota. Tai kol kas taip ir nutiko. Ja, Igno niskiai po 2 važiavimų dingo gale, tai panašu, kad vidinis siurblys bake nesukelia pakankamai slėgio. Be abejo, į tą kalnelį galios neužtenka užkilti. Žodžiu, bandom, hebra dabar pakeis siurblį, manom, kad viskas išsispręs, kitaip ir būt negali. Ir grįš Ignas į 2 treniruočių sesiją, jau pilnai bandytis trasą. Aš tuo tarpu laukiu savo eilės, tai už kokio pusvalanduko jau turėčiau išlėkti į aikštelę ir pažiūrėsim. Kaip seksis veikti trasą, tai teisėjai paruošė tokių staigmenėlių. Darė paskutinį klipiną ne vidinį, o išorę. Tai negana to, ten išlanko ant kalnelio išėjus ir taip man trūkdavo bėgio, kad susirinkčiau ten tą išorinę zoną, tai dabar ją dar patraukė ant 2 metrų. Tai, neįsivaizduoju, kaip ten reikės dačiuošti, jau pernai važiavau beveik tiesiai tenais, kad susirinkčiau greičio ir iščiuoščiau, tai dabar bus, nežinau, matysim. Labai įdomu ir pačiam, tai ieškosim kažkokių būdų, kaip surinkti liniją.
kardanas turbūt išpys. Ja. Kas sunki diena šiandien, mašina kaprizinga, ryte tik atvažiavom, į pirmą sesiją kvalifikacijos išvažiavau, iškart problemas, siurblys numirė. Kaip ir mašina dar bandė važiuoti, bet iškart pajutau, kad prie aukštų sūkių nevažiuoja visiškai, galios nėra. Pasižiūrėjau, kuro slėgį krenta iš karto žemyn, problema. Pradėjom ieškoti kuros siurblio, ačiū Deividui Jovaišai, kuris man jį suveikė. Iš Šiaulių atvežė. Tai susidėjom, kaip ir važiuoja, bet šiek tiek našumo gal ir trūksta, vis dar kažko tais prasispjaudo jinai prie žemesnių sūkių, bet taip ir važiuoja visą dieną. Tai kvalą praėjau 24 berods, dabar vat sėsiu, važiuosim porinį pirmą. Suvažiavom tą porinį, kaip suvažiavom, praspraksėjau aš šiaip ne taip. Iš tikrųjų nebaisiai norėjau važiuoti, nenorėjau labai kankinto variklio, nes tikrai nėra gerai. Prie vidutinio apsukų jisai, nežinau, ten greičiausiai su kuro sistema gali būti bėdų, su degimo sistema. Žodžiu, reikės tvarkyti, žiūrėtis. Tai sekėsi prastai. Iš pradžių pirmas važiavimas buvo mano Chase'as. Tai bandžiau priešininką pavyt, kaip ir neblogai, nuo iniciacijos važiavos, į viršų užkilom ir aš ten prasispraksėjau, tai net pasitiesinau, nes dingo visiškai gale. Tai aišku, ten vėl persispyriau, ten dar suvažiavau ten tą likusią dalį trasos, bet jau ten tiesiog. O lydą tai jau stengiausi suvažiuoti taip, kad ne per plačiai, nes labai neprognozuojamai vėl kažkada man gali shutdownint. Tai taip ir buvo. Tai visų pirma viršui, kaip visada, nes ant sulėtėjimo aukšta pavara ir ten ties to diapazonu iškart vyksta nesąmonės.
Tai ten išgyvenom, viskas ok, nesusitrankėm, neišsitiesinau, o apačioj jau ties paskutinių klipų visiškai mašina praktiškai vos nešadaunino, tai aš tiesiog traukiausi jau į žolės, nes priešininką atsisukau pasižiūrėti, kur jisai yra, kad tik nesusidaužytume. Nu, tai šiek tiek bakstelė, bet viskas laimingai, jam nieko neatsitiko, tai ačiū Dievui, viskas tvarkingai, nes nesudaužė mašinų, cielį grįžtam, galima sakyti. Ne, neskaitant, ten buferis kažkur valiojas, bet susirinksim ir viskas. Važiuosim namo, pailsėti, nes atostogos, galbūt kažkada pasikrapštyti prie mašinos ir galbūt dar pasimatysim šiemet, matysim. Tai tiek. Ką, tai grįžom atgal į Kauną, jau namuose, tai reikia nusikrauti mašinas, truputėlį bus reikaliukų. Hulis, kadangi su išardytų kardanu, Nisanas kaip ir važiuoja, viskas tvarkoj. Tai žodžiu, bendrai paėmus, Kuršėnus šį kartą neįveikėm Kuršėnų etapo ir pro trasos, kad ir kaip norėjom. Pakišo truputėlį koją ir vėl techninės kliūtys. Bet nepaisant to, tikriausiai reikia pripažinti, kad ne tik tos techninės kliūtės kiša koją, labai jaučiam ir patys, kad reikia daugiau truputėlį sit-taimo, daugiau valandų už vairo, daugiau važiuoti, daugiau treniruotis. Ir, kaip atvažiuojam pasivažinėti tik į varžybas, tai atitinkamai labai jaučiasi. Bet kokiu atveju, viskas bus gerai. Hulio gaila, kad neradom kardano, neradom detalių, tai dar Hebra vietoj užmotivavo, jau iš pradžių tai buvau šiek tiek rankas nuleidęs, bet truputėlį, kaip sako, gavau švelniai tariant iš P raidės ir ėmiausi bulgarkės, pradėjau ardyti viską, žiūrėti, ką čia galima dar padaryti, kadangi to laiko kaip ir buvo. Gaila, aišku, tų detalių nepavyko gauti, neradom kempo, oras geras. Visi išvažiavę prie ežerų. Ir taip nutiko, kad negavom kempo ir negavom kardano. Pravažiavom visus Eoltus, auto aibės visas, kas buvo Kuršėnuose, niekas nieko neturėjo, kosmosas. O pitose kaip tyčia visi turėjo kardanų, bet su 3 litrės dėžės flanšą. Kadangi pas mane 2,5 flanšas ant dėžės, tai tiesiog nieks netiko. Žodžiu, teko susitaikyti ir ramiai stebėti varžybas. Bet kokiu atveju labai noriu padėkoti visiems draugam, visiems, kas atvažiavo, kas padėjo prie mašinų padirbėti, kas negalėjo savo laiko. Labai noriu padėkoti ir partneriams, noriu padėkoti Ignerai, Valvolin, Judarai, Autovilsams ir visiems, kas prisideda prie šitos mūsų kelionės ir šito įsimintino sezono. Tikriausiai tiek visokių kliurkų ir visokių nesąmonių turbūt per 10 metų nebuvom turėję, kiek turėjom per šį sezoną. Tai ačiū Jums, ačiū, kad žiūrit ir iki sekančio.